ką, labas vakaras, penktadienį, nuostabus oras, vėjas pučia, toks ant lietaus ribos. Vakar visiškai šūdnas bėgimas buvo, absoliuti nesąmonė, nežinau, ten širnelė neveikia taip, kaip turi veikti. Šiandien irgi gali būti taip, kad bus, bet ką padarys, jau kai bus, tai bus. Let's go. 120, nu tai, kai paimk, kaip tame. Na ir pusiaukelėje šiandien turiu susitikti su Tautvydu. Jisai dviratininkas, daugiau ant to. Nu, aš tai biškį pabėgioju. Viskas. Jau šios dienos tikslas bus arba 15 arba 12, nežinau, priklausys nuo Tautvydo. Nes mes pusiaukelėje susitinkam.
Lyja šiek tiek. O, žolės kvapas.
kažkur šitam atkarpe tarp Mindaugo ir Žalio turiu sutikti Tautvydą. Dabar spėkit, gerbiami žiūrovai, ar Tautvydas bus su akiniais, ar ne. Reikia pinigų.
O, koksai gražuolis, ką? Kasgi čia toks gražuolis, ką? Atrodo, valia. Kas? O, tu šiek turi filmuojančią, ne? Tai aišku, taigi žinai. Ką čia klausai? Ar mokaisi ispanų? Įsijungiu Stravą ir man kas kilometrą praneša, man kažkaip patinka. Okei. Nu, ką, aš blemba jau buvau įsigandęs, galvojau, blemba, laukti reikės tavęs, nes... Nu jo, žinai, kol užsidėjau batus, kol užrakinau duris dar. O kiek tau čia dabar iki čionai kilometrų gaunasi? Reikėjo žalio palaukti. Taip ir gauti. Kiek tau kilų iki čionai gavosi? Pasirodo 2 kilai, žinai. O, prašau. O tau kiek rodo dabar? Pas mane tai čia bus dabar tuoj 4. 4 jau? Nu, tuoj bus, va čia ant posūkio. Nu, šiandien oras pasaka. O, wow. Aišku, norisi geriau, kad tos saulės būtų mažiau, nes aš tai prakaituoju stipriai. Nu, čia dar nieko, Nu jo, 20 laipsnių. Nu, bus įdomus experiences, aš šiaip visada gyvienas bėgu. Ja. Nu, tai aišku. Nu, matai, mes kalbam metus ar kiek čia, kad reikia kartu prabėgti. Ir pavyko. Pagaliau! Gerbiami mano 3 žiūrovai. Žiūrėkit. Jo, tai klausyk, centre praėjau, ten vienur, kitur, ten iš tikrųjų bus rimti koncai, renginiai. Jo, blemba, bus, bet aš taip tingiu vaikščiot, norisi su dvirka. Jo. Bet sakė, su dvirka bus beveik neįmanoma tikriausiai. Jo. Nu, nes daug žmonių, žinai. Nu gerai. Tai varysi į miestą, ar ne? Nu, blemba, reikia į tos pažiūrėti, kas vyksta bent jau, žinai. Reikia. Bet aš tai blemba, su dvirka vis tiek, žinai. Ne, tai tu, tai faktas, taigi. Kada tu buvai be dvirkos, aš tiesą sakant, net neprisimenu tikriausiai. Nu, jo. Ką širdis muša tavo? Ai, daug muša, blemba, nes nepailsėjęs visai diena, tokia stresuota, jau antra iš eilės. Vakar visišką šūdą subėgau, tai galėjau tiesiog nusiimti vidury. Nu. Mane labai veikia, žinai, ta mintis. Jeigu mintis ramios, tai tada zaibi. Širdelė groja gerai. Ryte irgi visada gerai. O po darbų, tai čia jau kaip Dievas duos. Lemba, žinai, kartais mes dirbtinai susikuriam tą stresą. Tai taip, tai va čia aš tai labai jautrus tam. Tik pradedi galvot, viskas. Bam. Tau čia grinai tas bėgimas kaip vietoj to Prozako ir vietoj kočio. Nežinau, aš jau toks po bėgimo tada ramų pasidaro, bet per bėgimą tai tikrai, pavyzdžiui, šiktusi manai ir pizna, viskas. Aš jau čia atmintinai žinau, kurioje vietoje. Nu, arčiausiai yra jau praktiškai Vingio parke. Tai turi kentėti. O kančia šitoje situacijoje nepadeda. Tada, aišku, greičiai prasideda, blemba, belė kokia. Neskubi. Ai, žodžiu, pofik. Aš tai matai, bėgdamas kažkaip širdies ir nematuoju, nežinau, koks tas pulsas ir panašiai. Kažkaip reikia laikrodį turėti, aš jau. Man vis neturiu. Tai, žinai, gal reikia, gal ir ne, bet čia iš esmės sako, kad jeigu sugebi normaliai ramiai savo kalbėti, tai reiškia okei. Jo, aš irgi skaičiau tą kalbą. Nu, tas mūsų dabar pokalbis vis tiek yra toks jau ant ribos. Gali šnekėti, viskas okei, bet ar tai yra labai super komfortabilu, huiznai. Bet va, tyliai bėgam. 2 vyriukai
net nepastebėsi, kad čia... Nauji šiūs. Nu, taigi aš tau rodžiu, čia tavo nuolaida. Kaip tau Seilbėgai, čia brandas, kuris jau tu išbandytas yra? Ne, man kaip tik jisai nėra išbandytas. Bėgasi įdomiai. Aš tokius 2 turėjau. Jo, 3 gal netgi prieš juos. Netreniruočiau, o labiau tokių atsprintuko, dar kažką. Karboniniai, su plokštėm. Tai dabar grįžti prie treniruočių. Visai be jokios plokštės. Yra iššūkis, žinai. Nes jie lėtesni. Nu, spalvų paletė, tai iš viso čia man gaidys pati žoskiausia, kokia įmanoma. Man patinka spalva, žinai. Bet, žinai, užsidegiau, reikia čia ir dabar. Nuolaida rytoj nustojo galiot, tipo vos ne. Ai, pofigavo. Nieko nepadarys. Čia reikia per viršų. Šiaip tai faina, kad taip žalia. Tai dabar pats tas. Ta žalia tokia sodri. Dabar nušakės. Pats gražiausias gamtoje epizodas, bent jau man asmeniškai. Ten kai būna rudenis, patinka, žiema, bibdėjau. Va dabar gerai. Jo, šiaip jo, pritai. Į Vingio parką dabar, ne? Į Vingio, bet matai, tenai remontuoja. Pro apačią neprabėgsim. Aš galvoju, čia gal bėgi, žinai. Ne, čia. Nes čia galima irgi. Galima, bet ta infrastruktūra miesto visada užpisa. Pešių perė, dar kas nors. Prakeiksi, rytoj mane sakysi. Fuck it. Ne, žinok, viskas gerai, ne. Gerai, kartais man patinka tas blauzdų skausmas, žinai, toks truputį kitą dieną kaip būna. Jo, bet jis gerai, kai nebėgi. Nes kai bėgi ir blauzdas, eik tu nahui, fūblė. Šlikštus daiktas. Jeigu tą dieną nebėgi? Nu jo, tas šiaip tiesiog gyvenime tas blauzdų skausmas nuo sporto yra, aš suprantu, malonus. Jo. Nu toks, savotiškai. Bet jeigu kitą dieną bėgi, tai tokias malkos būna. Kosmosas. Labai nefaina. Darai tą pratempimą? Ne. Nedarau iš viso jokių pratempimų, užpisa realiai. Aš tai visada, aš tai pratempiu bent blauzdas, nes labai jaučiasi paskui kitą dieną. Reikia bent jau tą tokį paprastą pratempimą, bent jau minutę patrepsėti reikėtų. Visada yra nauda, aš tai jaučiu, bet... Ai, ble. O, bet tu pažiūrėk, kiek čia tų dviratininkų, ne? Jo. Ir čia, žinai, bėgi, tai čia dar lasdų gauni, jeigu... Jo. O žiemą bėgi, atrodo, jaučiu savininkas esi šitos vietos. Jo. Aš tai, palei apačią. Ne, pamatai, šį čia yra dabar remontas, tai vien tik dėl to bėgu dabar per viršų. Visi mes čia bėgam per viršų. Bet šiaip labai įdomiai, primena man, supranti, Eifelio bokštas kažkada 80 metais buvo tokia instaliacija padaryta. Visas jisai apniauktas. Eifelio bokštas? Jo. Ar tikrai taip aukštai ten daėjo? Daėjo, ten buvo instaliacija, huijenai. Aš... atsiprašau, ne Eifelio bokštas, o Triumfo Eifa. Jo, Triumfo arka. Sorry. Tai yra huijena nuotrauka. Tai galėtų realiai irgi. Čia panašu.
kiek čia trūksta, čia dar užrenkis. Ir bus visiškai meno kūrinys. Čia atsargiai. Nustebau, kad netgi du bėgikai pasisveikino. Jo, žinok, visi sveikinasi. Su merginom yra šiek tiek, žinai, čia prikolai tokie. Jos ten truputį įtariau žiūri tą sveikinimas. Reta mergina pati pirma pakelia ranką. Nu, čia panetkės. Bet su vyrukais tai nebent būna, žinai, tikrai jau stipriai workoutina, lekia ten, žinai, 3 peisų, tai jau ten jam toli gražukas, ten jam ranką kelia. Aš ir pats, jeigu ten eksperimentuoju su šūviais, tai neįdomu. Nėra kada. Ne, net nematai, realiai, nežinau kažkaip. Jo, nes tu tiesiog Nu, kažkur koncentracija kitur yra. ėmės kitais dalykais. Jo. Gerai, pasportuosim, padeginsim rebalą. O tai kada tu darbus baigi, aš nesuprantu. Nu, aš šiandieną gal apie 3 buvau laisvas. Blet, gerai gyvena žmonės. Nu, bet tai ką tu ten penktadienį, ką tu ten labai užsienės buvai dar. Tiesiog... Tai visai būna. Šį kartą tai ne. Aš irgi ten daugmaž nuo 4 jau toks skraidžiau apie nieką. Va, pirmas tulikas. Į darbą vis dar varai, reiškia, ne su dviračiu, ne peškom. Tai su dviračiu, jeigu be šunų. O jeigu su šunimis, tai peškom. Šiandien su šunimis, tai biški tas grįžimas ilgesnis. Aha. Matai, tą plaukį. Jo. Tai pastatė ten. Palauk, kokį viešbutį. Plaukį, kas kad toks plaustas ir toks kaip viešbutis. Nu, karoči, ten ne to. Jo, bet tenai prie Mindaugo tilto jisai. Jo, mačiau. Bet dabar ten supykom, kažkas valdžia tai atitraukė jie link. Nu, ten labiau link pilies, karoči, tą pusę. Jo, bet tai ten blemba, jo grimzlė tai turėtų būti rimtesnė. Čiagi tai, man atrodo, kad čia to gylio nėra, aš nežinau, aišku. Bet aš kažkaip bandžiau surasti Airbnb tą visą, ar kažkur tai dar nėra. Ai, tai dar gal nepaleisti. Aišku, čia kosmosą kainuos, bet Nu, tai visiems įdomu, žinai. įdomu. Nu, čia bėgi tu dvirtakiu ar šito takeliu? Dvirtakiu. Tai jo, čia tulkis tokios, ne? Ką žinau, blemba. Distance 5 kilometers. Oho, Time 23 minutes 12 seconds. 5 kilometrų. Kilometer. 5 Tai aš tik tais už tave ant pusę kilo daugiau. Kažkaip, nu, gali būti, kad tas travo čia grybauja. Man netgi kai buvau pajungęs bėgant pusmaratonį, prisuko ten 22 kilus, nesupratau kodėl. Nesąmonė visiškai. Kažkas su GPS-ais ar kažko. Nu, bet GPS-as telefono turėtų būti geresnis, man atrodo. Nu, bet čia, žinai, iš manęs specialistas. Keista. Tai čia dabar ir klausimas, kiek tu nori bėgti. Du variantai, daugiau arba mažiau. Tai gerai, bėgam, kad... Daugiau tai yra tik tais 3 kilometrais daugiau. Aha. Tai kaip tik nori. Nes čia iki pabaigos. Nu, gerai, pasakysiu vietą, kurioje reikėtų suktis. Ai, Jeigu kad... tiesiog. Jo. Neįdomu, susuk kažkaip. O kaip tu nori? Galima perbėgti per tiltą ir tada ten ir tada nusileisti vieną pusę. Ir tada, žinai. Nu, galim bandyti, jeigu nori. Bet dar čia bus labai daug gal jau. Nebus daug, čia bus tiesiog užpisančiai, nes važiuosim per miestą. Nu, kad ne, visai nebus per miestą. Tai gerai, kokį tiltą? Perbėgam prie Šilų tiltą.
pasukam į kairę, perbėgom Vingio parką, nu ten biškį tą Vingio parką ir tada tiesiog link Čiurlionio, kokia ten gatvė. Ir ten pys ir tada nuo ten nusileidžiam, gal tas nusileidimas nelabai fainas toks ilgas. Gerai, galim, šiaip realiai man čia aišku bus daugiau, negu mes planavom, bet is your wish, if you want, take it. No. Nes aš tai va, čia prabėgu iki pabaigos va šito, apsisuku ir grįžtu atgal, man pas mane gaunasi 12. Arba varau 15, tai 15 reikia perbėgti tiltą, viską. Ir tada sukies atgal. Ai, vėl sukies atgal. Jo, tai čia keliukas man geras, koks skirtumas. Bet čia tavo dviratininko genas sukasi, tau reikia, kad aplinka kad keistusi. No. Va, kai paėmė tokį jau tolygų peisą, jau paskui sėki taip, nu, žinai, automatiškai, taip, žinai. Jo. Žinai, svingas. Nu, tik egzistuoja, žinai, įkalnės, nuokalnės. Dar kažkiek. Čia dabar bus įkalnė iki tilto. O tada, jeigu varom iškart po tilto į kairę, tai ten irgi įkalnės. Nu, jo. Šiek tiek bus reikalų, bet galim varyti, varom. Nesisveikina merginos. Sakau. Lirto nebevyksta Lietuvoje. Tokio gatvinių žingatvė. 6 kilometers. Time 28 minutes 25 seconds. Previous kilometer in 5 minutes 13 seconds. Nu, va, greitai. Visai. O, čia su šituo reikia lėkti. Kas? Ai. Balčiukas. Čia galima valyti, žinok, čia geriau. Čia vis tiek siaura ganėtinai.
šitą seriją gal pažiūrėsi? Taip pat dalyvavo. Perduok savo linkėjimus. Jo, tai linkėjimai visiems bežiūrinti ir didelė auditorijoje. Tai. Banga! Iš kairės į dešinę. Stengiamės, blemba, nu. Varom. Nu, čia mums sakė. Tiesukam į kairę. Nu ką, šią savaitę naujienos kokios. Kad Wolves klubas užsidarė. Neskaitai? Ne. Tas krepšinio, kur žiemelis. Tai viskas pripirkė. Prato, kad jam nereikia išlaidų. Žaidimų nereikia. Nu ir bombarduojam toliau vienas kitą. Nu ir Meilutinis dar pražudė bobučių daug su savo naujieną. O kas ten? Ne, kad yra LGBT ir taip A. Nieko ten nesuprato tos bobutės. Galvoju, va, vitaminai nauji. LGBT. Gamba, gal čia tuo keliu gal? Ne? Bet nežinau, kur išvaro. Bet gal tai jau čia varo. Čia įkalnė normali, bet ką mums reiškia? Tokiems žilams, a? Nu. Papuškuosim. Užtat po to nusileidinėsim. Nu jo. Smagiai. Oi, bet bus čia gerai. Ką ten Asta gyvėsi, kad kažkokie laimėjo kažkokį apdovanojimą komunikacijoje. Žinai? Nu, kažką, gal ten dezinformacija, aš nežinau. Nežinau. Tai kažkokie vyko čia apdovanojimai, ne? Nu kažkas vyko, bet aš nežinau, ar ten kas ką laimėjo. Ten aš kiek suprantu, mūsų klientų biški yra. Tai gal čia tai? Gal tiesiog nominacija? Ai, nežinau. Tingiu gilintis. Oi. Normaliai čia įkalnė klausyk. Ir paskui bus dar įvažiuoti. Jo. Nu nieko, Tautvydas perėmė vairą. Oho, dar pagreitėjai. Jo. Palauk, tu minėjai, ar tavo akis geras, ar tu suleškai? Man akis labai geras. O tavo? Mano tai ne. Tai tu dabar su lęšiais ar kaip? Nu čia jie tie akiniai tokie, kur A, su korekcija.
Aš visiems keliu kaip kurva. Sociopatas. Sveiki, sveiki, pažiūrėkit. Bet tu turi pastebėti, kaip yra geriau bėgti, kai žingsnis skamba. Kažką matyti lengviau. Nes ritmas, visur, kur yra ritmas, bent jau vizualus, bent jau Girdimas. jo, kažkaip apčiuopiamas, jaučiamas, girdimas, matomas, suvokiamas. Iškart žmogus. Nežinau, čia gal dėl to, kad kai buvo maži, visai pipliai, jautėm širdį. Gal. Jo. Va, tai ilgas nusileidimas. Tai gerai. Kaip tik po ilgo kilimo. Aha. Čia su dviračiu prikolas. Leistis. A ne? Nu, blemba, nu. Aš nežinau. Leidimai reikia atsargiau. Jo, bet Nes čia daug tų ir kitų dviratininkų, ir pėsčiųjų. yra. Žinai, senatvėje viską bandai įvertinti, net savo atsirišusi batą. Ja. Pusmaratonėje buvo šitas nusileidimas. A ne? Tai toks labai Geras, čia toks yra. šviežias. Nu, bet vis tiek refreshas. Jo, refleksas. Kem 8 buvo, tipo? 5 kem 8? 48. 4 minutes 48. Mažiau negu 5. A, jo, tai aš pasižiūrėjau, nu, tipo, mes... Seni, čia tu spaudi, aš stengiuosi tik nesumaišytau. Bandau nesupirkti, Nu, tai... Nes aš tai biškį spaudžiu, nes man atrodo, kad aš paskui tave turiu spėti. Nu gerai, raminamės tada. Po to, žinai. Jo. O įsijaučia. Nepamiršim, kad esam seni krienai, ble. Karočią, noriu mašiną nusipirkti. Jo, bet kažkokį šudelį tam, kad vasarą, žinai, pratempt. Nu, blemba, žiūrėk, gerai parolo. Nu ką, vasarą ant nosės, žinai. Norisi, žinai, ir molėtai, visa kita. Palanga, jūra. Vėlai temsta. Vien tik tai, žinai, po darbų įsimaudyt, pavyzdžiui, molėtus jau zaibyt. Tai ieško kokio šudelio.
4,5 dabar. Tu galvoji dizelį ar ką? Nesvarbu. Nelabai svarbu, žinai. Jeigu reikėtų rinktis, tai gal benzą imčiau kažkaip. Bet principė poch. Jeigu turim bėgti viršum, nes ten irgi remontas. Nusileisim. Jo. Bet aš galvoju, ar labai verta leisis, nes mes galim perbėgti Baltąjį tiltą ir tada jau tu į dešinę sukiu. Galim. Tai čia prieplaukas daro. Jo, tai aš vat galvojau tu apie tai kalbėsi. Nu įdomu, kas čia bus dabar. Nu, tie plaustai, kažkokie plaukiantys laivelį plaustai. Nu įdomu, bet jie kur kursuos? Nuo Žirmūnų iki čia kažkaip. Ir atgal? Nu. Tai čia grinai pramoga. Aš tai galvoju, gandam tiems verslininkams negerai čia bus tie, kurie, žinai, organizuodavo čia tos visos. Nu jo, bet žinai, kažkas turi keistis. Nu, jo. Vardan kažko. Nu, įdomu, kiek čia kainuos, man. Nu, aš tau pažadu, įperkama tikrai bus. Galbūt bus čia kaip viešojo transporto. Nu, būtų prikolas šiaip. Abejoju, aišku, bet būtų prikolas. Manau, vis tiek kainuos daugiau. Kokią pytkę bent jau. Aha. 8. 9 kilometras, 4, 5, 6 peisas. Seniai. O koks tavo būna dažniausias? Nu, šiandien planas buvo 5.20, 5.30. Tai čia mano tas toksai apie nieką. Nei greičiau, nei lėčiau. Su tokiu tave ir pasitikau, bet po to tu čia pradėjai išsipisinėti. Savo staminą man čia demonstruoti. Kur čia buvo prieigų? Gal bėgam į visą? Palauk, pasižiūrim kažkaip. Jo. Varom. O. Pasimoviau kaip kokia žuvytė. Ai, gerai, tai ko. Man kaip gerai atrodo, va kiek įsodinta tų medžių ir paskui dar kai užauga. Kuo žaliau, tai geriau. Jo. Nu ką, stojam? Nieko tokio. Jaučiu, kad tam. Seni 5.
Tik įdomu, kur čia šiandien verta nueiti pasižiūrėti. Kažkur girdėjau, kad The Roops koncertuos. Jo, nes šiaip Kašpirovskiai. prie Moka, va čia ten tokia rimta scena pastatyta ir šitas Samas repetavo, žinai. Kas yra Samas? Nu, iš Piksų. Ai, Paskui šitoj Islandijos gatvėje ten irgi scena ir tokios blemba. Panykės, repavo, taip, žinau, afigienai repetavo, taip, žinai. Repavo, grinai. Šiaip tai įspūdingai. aš jau nebesusigaudau, kom čia skiriasi kultūros naktis nuo muzikos naktis ar dienos kaip ten. Jo, muzika tai ten šiaip, visi savo darbiai, o čia viskas kaip ir organizuojama, žinai, čia. Nes čia būna ne tik muzika, bet ir visokie performansai. Aha. Nu, nes kultūros naktis. Tai va, žinai, reikia kažkaip pasirinkti, kur nueiti, nes jis visur ten nespės. Šiaip iš viso būtų gerai judėti su dviračiais, bet nežinau, ar įmanoma. Įmanoma. Nes ten vaikščiu tai užnisa. Va, padėjų įbėgo, matai į lapus. Aha. Visada kai lapas. Dviračiai tai įspūdingai jaučiasi. Nu jo, kitos panetkės visiškai. Nu, mane labai erzina, kai prieš priešavėjas. Tai dar labai erzina, kai jisai būna su lietum. Bet prie visko priprantama. Hujarini kaip zombis. O po to kaifuoja įveikęs. Viskas. Čia man gal net būtų įdomu per miestą prabėgti dabar. Nu, matai, tau reiktų laukti čia to šviesoforų. Nu jo, bet variantai. Nu ir ten sutiksi šviesoforų. Sutiksiu, bet tai Bet tai gal nieko tokio. nieko tokio. Seniai labai bėgau. Šiaip seniai labai maršrutą keičiau. Kiek? 9 ar 10? Ten lygti. Nu, blėti. Hujarina. Tau rodo. Aš kiek esu prabėgęs 10-2. Nu tai aš nežinau kaip. Bet kai tau sukako kažkada, tai žiūrėjau, kad buvo 50, tai reiškia 500 metrų skirtumas, dabar matau 200. Tai kažkuris devaisas iš mūsų grybauja. Nes negali būti, kad tu artėji, o aš tolstu. Gal yra kažkaip galimybė nustatyti, kas kiek kartų tikrina. Nežinau, vis dėl tas karas, reikia kažkaip. Žinai, signalą, kaip dažnai siunčiasi. Nu jo, aš tai ten maksą pasiėmęs. Labiausiai eikvojamos batareikos yra dabar. Bet gaidys, realiai, jeigu laikrodis matuotų širdelę, tai negalima pasitikėti visiškai. Nesąmonės jisai. Nesąmonės. Gal kai naujas, gal. Bet sueina 2 metai ir kaip taisyklė, kai neprasideda. Jo. Nuo druskų, nuo visko. Ai, nežinau. Dyla vis tiek kažkas. Nu, blema, pabandysiu per miestą, įdomus bairis. Šiandien jau ir taip tu mane išžaginai. Čia privertei kažkaip kitaip bėgti. Jau tą progą šausiu per miestą.
Tai ką žinau, susiskambinam. Jo, susiskambinam. Aš dar į tūliką turėsiu, nusiskus galvą, pavalgyt. Nu, bet realiai, jeigu ką, tik žinai viską, kur aš gyvenu. Gerai, duok į taką ir... Davai, respektas, seniukai. Jo. Pavarėm čia. Nustebinai mane. Jo. Alabama all summer long.
Nu ką, penktadienis 13 ir 13 kilometrų. Dabar šiandien belieka išgerti, atspėkit kiek alaus. Man 13, ačiū. Kaip ir viskas, cool. Intensyviau bėgau, nes Tautvydas diktavo šiek tiek savo. Bandžiau prisiderinti, jisai sakė, kad derinasi prie manęs, nu žodžiu, nesvarbu. Šiek tiek greičiau negu įprasta, o širdelė tai kaip priklauso vakare. Dirba taip, kaip jai patinka. Tai šią akimirkai, ką mes čia turim, 1,46 HR'as. Nu tai čia, aišku, kad per daug, bet nieko tokio. Užtat šiandien visai kitaip negu visada prabėgau kitų maršrutų ir pagalvojau, prabėgsiu vasaros metu per miestą. Nu tiesiog, turėsiu tokį gražų fragmentą, kada vasara, pilnas miestas žmonių, galėsiu kaip pasensiu pažiūrėti. Žiauriai prikolas. O šiaip, ką, penktadienis atidarytas, respekčiukas.